Laba diena, esu Skaidra Vaicekauskienė iš Informacinių technologijų mokymo centro. Šioje pamokoje parodysiu, kaip InDesigno programoje pasidaryti ruošinį lankstinukui iš 3 dalių, kuris tikrai labai dažnas mūsų gyvenime, dažnai programėlės, reklamos, bukletai yra spausdinami būtent ant A4 dydžio lapo ir lankstoma į 3 dalis. Iš karto dalinuosi ekranu ir parodysiu, apie ką mes šnekame. Taip. Taigi, turime mes pavyzdį. Tai čia tiesiog pavyzdys. Kaip matote, lankstinukas iš 3 dalių, A4 formatas. Viršutinėme pavyzdyje yra į vidų lankstomas, antroje dalyje yra toks Z, taip vadinamas Z lankstymas. Tai mes pasižiūrėsime, kaip gražiai sulankstyti tą lankstinuką, kaip esame įpratę, vienas lapas eina į vidų ir kitas į išorę. Šiuo lankstymo būdu galime, aišku, daryti lankstinuką A4 ir dalinti 3 dalis, bet atspausdinus, kada sulankstyti reikia fiziškai, mums viena dalis, ta, kuri lenkiasi į vidų, turėtų būti truputėlį mažesnė negu ją apgaubiančios dalis. Tai vadinasi, 2 dalis turi būti platesnės, viena dalis truputėlį siauresnė. Turime brėžinį. Va šitam brėžinį tokio schemą, kaip ir matosi, kai mes lankstome lankstinuką į 3 dalis, tai ta dalis, kuri eina į vidų, jinai turi būti truputėlį siauresnė tam, kad mums gražiai teisingai viskas tilptų ir susilankstytų. Kai mes tą darome su A4 lapu, A4 lapo, kaip žinote, dydis yra 297 mm, tai labai paprasta padalinti 100 mm, 100 mm ir 97 tam į vidų einančių. Tai vienai pusiai bus trumpoji dalis kairėje pusėje, o vidiniam puslapiui, kas pas mus turi būti viduje, 97 bus dešiniai pusė. Tai mes dabar tokius lapus pasidarysime ir pabandysime šių padaryti PDF. Taigi, jums čia turbūt viskas aišku, aš jau esu atsidarius InDesigno programą. Čia yra toksai prieš tai darytas pavyzdys, kuomet tiesiog ėmėm A4 lapą ir jį dalinom, nežiūrėdami, tiesiog į lygias 3 dalis ir spausdinam. Dabar pabandysime padaryti, kad būtų tos dalis nevienodos. Tas nevienodas yra lengviau padaryti ne A4 lapą visą, ten matuojant tuos milimetrus, o darant atskirus lapus kiekvienai šitai daliai. Tai reiškia, mes kiekvienai daliai sukursime po naują puslapį, tai turėsime 6 puslapiukus ir juos tiesiog sugrupuosime po 3. Taigi, gal šitą visai galiu išgesinti, galime saugoti, kuriame naują dokumentą, galime rinktis ant spausdinimo dokumentą, galite tiesiog imti iškart įrašyti ir jeigu mes pasirinksime A4 formatą, tai mums iš karto tie milimetrai ir matom. Dabar, kada mes darysime vieną ir antrą pusę, vadinasi, pirmoji vietoj facing pages nuimam, kad mūsų nebūtų atvartais. Kiekvienas lapas po vieną. Ir dabar mūsų aukštis bus 210 mm ir plotis kiekvieno to lapelio darome po 100. Paskui tuos lapus, kuriuos turėsime sumažinti, tiesiog su InDesigno įrankiu puslapį sumažinti. Ir iš karto galime daryti 6 lapus. 6. Tai pasidarė plotis 100 mm, aukštis 210 ir 6 lapai. Toliau galime iš karto pasidaryti paraštėlės kažkokias nedidelės. 7. Ir kreivį. Blido šiuo atveju nedariau kiekvienam lapui, nes blidą darysim užlaidas nupjovimui, darysim iš karto visai trijulei iš karto. Taip, sukūrė.
Einam Pages paletė, va, turime šešis atskirus lapus, tai va tas 6 atskiras dalis, kaip ir minėjau. Dabar mums patogiau maketuoti ne po vieną tą dalytę atskirai, o matyti iš karto vieną pusę lankstinuko ir kitą pusę. Tai vieną pusę iš 3 dalių, kitą pusę irgi iš 3 dalių. Tai kaip dabar pasidaryti, kad tie lapai būtų greta ir mes galėtume juos iš karto sumaketuoti. Tam reikalui Pages paletėje papildoma meniu yra Allow Document Pages to Stuffle, Allow Selected Spread to Stuffle. Aišku, vienas galioja visam dokumentui viena komanda, kad leistumėm ar neleistumėm sujungti puslapėlį, sudėti greta, kitas pažymėti. Tai šiuo atveju gal, kad būtų paprasčiau, nuimam abi varneles, nuimėm ir dabar ką mes turim. Kiekvienas puslapis jau dabar pas mus turi tokius skliaustukus. Na, tokie skliaustukai atsirado prie kiekvieno puslapėlio. Vadinasi, mes prie to puslapio, kuris yra su skliaustukais, galime prinešti, pridėti ir prijungti kitus puslapius. Tai aš čia pasidariau juos visus tokius, kad būtų paprasčiau. Ir dabar žiūrėkit, pirmą lapą nešu prie antro prilipinamo, tada trečią irgi prie antro. Tai dabar visas tas pirmas, trečias, visas tas komplektas matosi šalia ir mums taip maketuoti žymiai lengviau iš karto tą trijulę vienos lankstuko pusės. Ir dabar lygiai tą patį darome su 4, 5 ir 6, sujungiam į vieną komplektą ir jau bus antra pusė. Tai viena trijulė lankstuko viena pusė, kita trijulė lankstuko kita pusė. Susidėjo. Tai tuos lapus turim, dabar mums tikrai labai aišku, kuris tas lapas turėtų būti mažesnis. Tarkim, jeigu čia mano viršelis, tai va šita kairys puslapėlis lenkiasi į vidų, tada atitinkamai antroji daly dešinys puslapis lenksis į vidų. Tai taip ir padaro. Čia bus mūsų tas, kur užsilenkia į vidų. Ir vadinasi, pirmą tą puslapį mums reikia sumažinti 3 mm. Išsirenkame Page Tool, šitą įrankėlį, pasižymim tą puslapį, kurį norime mažinti. Viršuje parametrų juostoje mes turime nurodyti, kokio dydžio norime matyti šitą pusę. Kad bet kaip į bet kurią pusę mums nepasislinktų, mums turbūt patogiau dešiniai pusiai pasižymėti, kad mano dešinė pusė nejuda. Aiškiai, mes kaip ir va šitoj va vietoj įdėjom, prilipinom tą pusę. Prilipinom ir man dabar nuo šito juodo kairiai pusiai keisis. Tai mums tiesiog mažės. Jeigu paliksite viduriuką, tai reiškia iš abiejų šonų ten po tos 1,5 mm mažės. Mums reikia, kad nejudėtų dešinė pusė, o kairiai pusiai truputėlį tas puslapis pasitrauktų. Ir dabar, kad būtų tikrai aišku, ne rankytėm, galima aišku rankytėm mažinti, bet mums labai aiškus skaičius, tai siūlau tiesiog langelėje, kur yra puslapio plotis, parašyti 97, nepamirškit, kai rašot ranką Enter paspausti. Ir dabar mūsų šitas puslapėlis yra 97. Tai šitas 100, 100 ir 97. Toliau einame į kitą tam mūsų trijulę. Dabar žymim dešinį puslapį, man dešinysis turi mažėti. Dabar jau ne dešinė pusė prilipinta, o kairė pusė prilipinta. Išsirenku kairį langelį, pajuodinu, kaip ir sakyt, priklijuoju kairę pusę ir plotą darau 97 n. Tai šiuo atveju mes turėsime 100, 197. Čia jau bus mūsų tas vidinė lankstuko dalis, čia lankstuko išorinė dalis. Tai dabar tam, kad kažkas vis tik tai įvyktų, mes vis tiek gal pabandom kažkokios čia informacijos įsidėti, mes jos dabar gražiai nemaketuosim, tiesiog įsimesim, kad matytumėm, kaip pasigamina PDF. Dabar Ctrl+D. Turėjome mes konferencinį tam tokią medžiagą. Pradėsim. Nuo antro puslapio padedu, kad paskui pakopijuotumėm.
Mes čia iki galo maketo tikrai nedarysim. Ctrl A pasižymim visą, išsirenkam kokį nors šriftą. Šriftą dydį. Ir tai kad nesvarbu, kas čia būtų, kažką įsidėjome, šitą vietą, kur Ctrl X. Čia vidinė ta dalis reiktų suformatuoti tvarkingai. Čia išorinė. Čia bus mūsų kaip sakytas viršelis. Gal viską išsicentruojame. Gražiai. Padarysiu. Tai gali būti, pavyzdžiui, mažosiomis raidėmis, didžiosiomis raidėmis, bet mažesnių šriftų. Ne apie tai šneka, negražins. Dar būtų gerai įsidėti programą, kaip sakiau, ne maketo, bet vis tiek, kad informacijos visuose puslapiuose būtų. Dar įsidedam kokią nors voverę. Iškart noriu, irgi labai aišku, kas yra gerai šiuo atveju, kada mes darom puslapius. Kaip matėte, kiekvienam tam puslapėlį pasidėjau ten po 7 mm paraštės. Tai tos paraštės yra ir tikrai aišku, kad šitoje vietoje tas lenkimas yra. Užlaidas nepamirškit padaryti. Nepamirškit padaryti užlaidų. Mes paskui, darydami PDF-ą, pasakysim, kad mano šitas dokumentas turi užlaidas, tai šitas užlaidas galite tiesiog daryti iš akies, tos 3 mm ar 4, o paskui pasakysim, kad mano tas dokumentas tos užlaidas turi. Tai vat vieną pasidėjom. Dar mes tenai darėm QR code, ne, object, insert, generate QR code ir dar web hyperlink irgi ilgai nesikankinsim, itmc.lt, spalva, galime raudoną pasidaryti. Okay. Ir mes tą QR kodą čia įsidėsim, kuris veda mus tiesiai į puslapį. Ką dar pasidarysim, kad būtų balta spalva tam QR kodui, nes noriu papačią irgi kažkokį foną įdėti, dėl to, kad galėtume pasižiūrėti, kaip bus mūsų užlaidų. Ja, tai, bet kokį, dabar nesukam galvos. Raudoną įsidėti po apačią. Taip. Mano dabar visas tekstas su baltų užpildu, bet irgi tegu lieka. Nemaketuosim čia, dabar ne apie tai. Tegu lieka. Ir mes dabar šitą susimaketavom. Tai yra pasidarėme 6 puslapius, sujungiam juos po 3 ir tuose 3 vienoj pusėje kairį puslapį padarėm mažesnį 97 mm, dešiniai pusėje padarom 10, pat dešiniausią. Išsisaugom šitą failą, konferencija, taip, konferencija, būtų gerai nepamesti kur, aš visą laiką pametu, bet stenkitės atsiminti, kur dedate savo failus. Išsisaugom, nes PDF, kai darysim, jisai pagal tą patį pavadinimą darys ir darome PDF. File, Adobe PDF Presets, Press Quality. Mes spaudai duodam. Jeigu ten kažkokį jūsų spaustuvė prašo subtilumų, tai klausykit, ką prašo, į kurią vietą dėsime, tas pačias voveres dėsime, į kurią vietą dėsime mūsų PDF failą. Taip. Ir dabar apsidariusiam lange. Esminis momentas, paklausykite, ne puslapis, o sprys. Šiuo atveju mums reikia, kad į vieną puslapį sudėtų 3 ir 3. Tai renkamės, kad
į PDF mums siūstų špric, tai yra tais atvartais, tom trijulėm. Išsirinkom špric, tada einam į Max and Blitz, crop ir bleed užsidedam, kad matytumėm, kur ten nukirpti. Ir kaip minėjau, mūsų užlaidas galime iš karto nustatyti čia. Aš sakau, kad šitiems trims reikia, šitai triuliai reikia po 3 mm iš visų pusių užlaidas nukirpimų. Export. Ir turime mūsų su užlaidom pirmas ir antras lapas, tvarkingai, tai ko mums ir reikėjo. Va, matote, užlaidos 3 mm yra ir pjovimo žymės, va, čia kurioje vietoje nupjauti ir kurioje vietoje lenkimas. Šiuo atveju labai gerai, nereikia patiems paišyti iš karto, kadangi 3 puslapėliai dėjosi į vieną tą atvartą, mums iš karto lenkimo žymės atsiranda. Ir šonuose yra kirpimo ir užlaidos žymės. Tai va viena pusė ir atitinkamai kita pusė su užlaida. Tai šiandien būtų tiek. Linkiu jums gražių lankstukų, kuriuos galėsite pasirinkti, kaip norite daryti, ar šiuo būdu, kaip aš šiandien papasakau, ar tiesiog A4 puslapį dalinant į 3 dalis. Jeigu kyla klausimų, ar norite pasikonsultuoti, rašykite laišką, visą laiką mielai su jumis pašnekėsime, galbūt pasiūlysime pasimokyti vienuose ar kituose mūsų maketavimo kursuose. Skaidra informacinių technologijų mokymo centras.